Gediminai, ar žinai, koks mano galva yra artėjantis pats kvailiausias IPO, Initial Public Offerings? Nu, manau, kad tu turi menį, bet gali būti ir šoktels kainos į viršų, kad čia Nu, žinau. gerai, nu koks? Žinau, OpenAI jūs gal? OpenAI, aš sakyčiau, į numeris 2 fuck-upų. Bet numeris 1, mano galva, tai yra, kur tipo, visiškai bus bėda, tai kripto piniginė Ledger. Ledgeris IPO išleidžia. Nusprendė leisti savo IPO. Okay. Tai Tai failina su produktais, dėl to IPOs išsileis ir tipo bus geriau. oi, brama. Nežinau, Iš tikrųjų, nežinau. tai va, tokie pamąstymai. Tai man čia vienas iškai išgirdau, tipo, toks facepalmas, nes tiek tavo užlūžo piniginė, tiek mano užlūžo. Ir ne man- tik mūsų, ta prasme. Ir parašė daug. nemažai žmonių, ką aš dėjau į Instagramą, kad Kad tipo, jiems tas pats. tas pats nutiko. Ta. Tai wow. Tai sakykim taip, manau, kad vienas iš kvailesnių IPO yra Ledgerio. Tai iš tikrųjų galim šiek tiek diskutuoti ir apie OpenAI. Kaip tu matai, va, tarkim, va, OpenAI IPO, ko ten galim tikėtis? Visaip gali būti, aišku, pirmas dalykas, kad vadovas tai nėra baisiai stipriai mėgstamas medijose, ane? Tai labai daug ką lemia biržoje kotiruojamoms įmonėms, ane? Geras pavyzdys yra. Nu, tai tas pats Muskas, ane, jis yra. Muskas, Nvidios į vadovas, kovą. jeigu yra Jo. mėgstami medijų, tai natūraliai reikia suprasti, kad jie netgi kai eina intervus duoti, jie užsideda maikutės ne su savo įmonės pavadinimu, o su tikerio pavadinimu, nes jie iš esmės visur, kur eina į Bloombergą ar ten CNBC ar dar kažkur, jie reklamuoja savo stoksą ir taip sukelia paklausą jam. Tai va čia klausimas, žinai, vienas dalykas, kad pati tema iš savęs ir jau nuo OpenAI turi labai daug vartotojų, daugiausia vartotojų turintis chatbotą tiekėjas. Tai galbūt ir galėtų ten aukti, bandytų pumpuoti gerom naujienom, kad čia jie labai gerai pavarys. Dabar planuoja reklamas leisti OpenAI ir taip monetizuoti savo chatbotus, kurie yra nuostolingi. Bet iš kitos pusės... Turim konkurentą Google, milžinišką, tavasne. Nu, daug geresnis. Ir žmonių įpratimas, nes dauguma vartotojų ateina, nu, tarsi, elementariai pasigūglinti ir ta Google funkcija, AI išmeta atsakymą pirmą ir po to meta Google rezultatus, nu man, pavyzdžiui, yra, nu, tipo, nu, labai gerai. Nu ir taip, Google'as pigiausią savo versiją mokamą turėjo po $8. Tada, o OpenAI, tai yra ChatGPT, turėjo po $23 ar $24. Tai OpenAI jūs numetė iki 8, Google'as numetė iki 4. Tai Google'as gali tai daryti dėl to, kad jie turi visą Google nebereikia raising kapitalo. Jo, jiems tai reikia, reikia. Jie patys pasigamina čipus. Tai reiškia, šitoj vietoj susitaupo patys, turi data centrus, patys kuria visą infrastruktūrą, tai reiškia, turi know-how, bendradarbiauja su Meta, kur labai stipriai prisideda prie visų, sakykime, pačios infrastruktūros kūrimą turi menį ir software. Google'as dar ką turi duomenis. Iš esmės, tai reiškia, kad turi vienas svarbiausių dalykų, norint ištreininti AI modelį, tai yra ir kur vyksta daug diskusijų, tai yra duomenys. Dėl to Redditas beje irgi įdomus yra variantas, dėl to, kad Reddit'e yra krūva datos, kurios negali prieiti daugumą. Ne visai. Backdoors aišku yra, bet iš esmės, labai svarbu yra, kaip tu treininsi savo AI modelius. Ir iš to vietoj dar labai įdomus dalykas, kampas atsiranda su viso AI sritim ir IPO, kodėl OpenAI tipo gali susifeilinti. Tai yra, kaip tu ir minėjai, Kinijos penkmečio planas. Taip, orientuotas į dirbtinio intelekto vystymą ir ten jie dotuos tas įmonės ir atsiras, aš kaip su elektromobilizmu, aš įsivaizduoju, bus panašiai. Atsiras 200-300 įmonių, kurios developins chatbotus ir apskritai dirbtinio intelekto galimybės ar verslams, ar įmonėms ir tiesiog labai didelį proveržį kinai tikrai padarys. Be to, OpenAI jūs privalės skelbti savo balance sheetus. Taip. Ir šičia bus negražu. Aš spėju, kai viešai matys visi finansus bus negerai ir jisai sakys, kad mes čia to išeisim, mes čia turim planų, mes čia pakeisim pasaulį, jūs čia viską vizionieriškai bandysis įvaryti. Bet man atrodo, mano tokia prognozija yra, kad visgi balance sheetai paims viršų, nes yra daug kitų pasirinkimų. Pavyzdžiui, su Tesla, kai tu žiūri, ne, ir tikrai perbrangęs toksas ir visa kita, bet labai mažai tų pasirinkimų, o kas dar tokių supervizionieriškų minčių turi ten, aišku, nesąmonė. Mes darysim ten data centrus kosmose, žinai, ten fizikai nuneigia, kad nepadarysi, nes ten dėl tam tikrų dalykų. Bet ir Muskas turi tą istoriją ir vis tiek padaro Tesla ir taip toliau, ir nelabai yra kitų pasirinkimų.
Nu taip, su robotaksija konkuruoja ir Google, ir Waymo, ta prasme, ir Tesla Uberis. atrodo padoriausiai, nes Vimo, pavyzdžiui, tas automobilis pilna lidarų uždėta ant viršaus ir tikrai atrodo Jo, bet baisiai. dienos gale ne tai vartotojui bus svarbu. Vartotojui bus svarbu, kad tvarkingai nuveža ir saugiai. Nu taip, Bet galutiniam taške bus taip, žinai, nu, tipo. Bet čia tiesiog yra rinka, kad bus konkurencija, normalu, pasidalins savo segmentus tam tikrus, kažkam patiks vieni, kažkam patiks kiti, čia kaip radijas, televizija ir interneto portalai pasidalins tiesiog rinką. Bet su AI, kas yra ir su šito vietoje irgi tais kvailiausiais IPO, tai yra tai, kad Kinija, kai imasi kažkokio tai strateginio plano, nu ką mes turim istoriškai, kad jeigu Kinija ėmėsi elektrifikacijos kaip po tokio strateginio plano, elektromobilių gamybos, Energetika, jo. Ir realiai dabar objektyviai žiūrint, tas, jeigu negaliotų muitai elektromobiliams iš Kinijos tiek Amerikoje, tiek Europoje, aš manau, kad Šitą konkuruotų. Vakarų pasaulio elektromobilių pardavimai kristų kokiu, nežinau, 7% tikriausiai ten. Jo, bet tu supranti, tragedija. ir šiai dienai vis tiek yra sąžiningas žaidimas šitoje vietoje, todėl kad kinai dotuoja tas įmonės, ne? Taip. O europiečiai uždeda muitus. Nu tai gerai, jeigu europiečiai neuždėtų muitų, bet dotuotų ten, sakykime, Volkswagen, Peugeot, Renault ir visus, sakykime, Europos gamintojus, Stellantis ten, sakykime, ir Volkswagen, užtektų šitų dviejų konglomeratų. Ir Britų ten, sakykime, dar kažkokių kompanijų. Nu tai būtų tada lygiai vertė kova. Dabar jau nelygiai vertė kova, dėl to, kad kinai dotuoja, europiečiai nedotuoja. Ir dar atvirkščiai netgi uždeda kvotas, ten dar apsunkina ir taip toliau. Tai muitai išlygina žaidimą. Tai manau, kad visai ok. Man pavyzdžiui, su Kinijos AI ir kur atrodo rizika, kiek žmonių realiai norės pirkti. Naudotis. Pačioje Kinijoje ir besivystančiose šalyse. Jo, pačioje Kinijoje besivystančiose šalyse, Afrikoje galbūt, Kinijos įtakos zonos šalyse norės naudotis to prauto, bet, pavyzdžiui, kad europiečiai, amerikiečiai, nu, taip neįkiš. Jie mokės pinigus. Jo. Bet turime europietiškus, jeigu bus sureguliuota taip reguliacija, kad kiniškų, tarkim, paslaugų eksporto nepriims europiečiai ir amerikiečiai, vis tiek tai bus kova kažkokia. Norės vietinius propaguoti, sakykime, nu, tai europiečiai ir amerikiečiai pirks tai, ką galės pirkti. O reguliacija tikėtina sutvarkys, kad apsimokės pirkti vietinius paslaugos tiekėjus. Tai kinams gali būti, kad klausimas, kur jie parduos, kad ir išvystys. Ne? Nu taip, nes kinų pagrindinis dalykas turi būti eksportas. Visgi jeigu jie negalės eksportuoti to įrankio, tai šitą vietoj, nu tai jo, strateginė investicija, bet pagrindė turėtų būti eksportuota, kad būtų galima uždirbti pinigus. Trumpai ir aptarėme, ne, AI-us. Nu, vat kokie APO bus, ne? Tai iš tikrųjų, Ledgeris, manau, kad bus tragedija ir OpenAI bus tragedija, nes Sam Altmanas jau yra pasakęs, kad jie yra too big to fail ir reikėtų bailautinimo. Tai kaip tu gali su tokiu pranešimu paskui išeiti į IPO? Anyway, pamatysi. Žodžiu, tokios nuotaikos. Bet prie šitos valdžios tai tikrai nebeilautins niekas. Kad Trumpas ir klausimas, ar 3 metus išgyvens dar, nes kažkaip sugalvos monetizuoti. Sakau, dabar jau pradėjo apie reklamas kalbėti, jau, tipo paleis. Šitą kažkaip surinks tų pinigų, bet, amžinai negalės deginti. To vietoj tai yra iš ko rinktis, čia nėra, tai nesirinkai iš vieno. Dėl to ir bailautinimo idėja pati yra, nelogiška. Kam bailautinti, jeigu Google'as gali padaryti ir Meta prisidės. Nebent valstybė matys savo kažkokį tai didžiulį interesą, strateginį interesą, tada gal. Aš manau, žinai, ką gali įsivystyti. Google yra kur kas labiau įlindę giliai į Pentagoną, į CŽV, ten yra žymiai giliau. Būtent. Ir jie tikrai dotuos šitą verslą, kurį žino. Integruota yra į valstybės visas sistemas. Ir dar svarbus dalykas, kad Google'as, jisai gali būti ateityje apskritai pakurs tokį dalyką kaip open source kodą. Chatboto ir atsiras šimtai versijų, kaip Androidą, tu gali, žinai, daryti savo, ten, sakykime, Google'as bus kaip pagrindinis kodas, ne, Google kodas, ne, ir tu galėsi, ten tai gali būti prisikrus visokių kompanijėčių, kurios ten šiek tiek kitokios adjustinsis vienaip, kitaip. Kaip ir dabar tas pas Fiscal AI, ne, yra. Aš nežinau, ant ko jis veikia, bet tarkim yra finansų, būtent AI. Exactly, ir aš manau, kad šitaip ir išsiskėlins, ta prasme, nes, jau nemanau, kad, ar kažkokius stebuklus atsiras. Gal atsiras kažkokius stebuklų dar. Let's see. Žodžiu, let's see. Tai turim trumpai iš mūsų kelionės tokie video, kol važiuojam Budapešt Bamako ralyje. Tikiuosi, kad bus įdomu pažiūrėti. Ir iki pasimatymo kitos video. Čiau. Ta.